Radio centras. Linki jums geros nuotaikos. Prie lentos kviečiame Viktoriją Sutkutę. Labą vakarą, Viktorija. Na, galim pradėti, ne? Galima. Gerai, Monika Levinskai, kas? Aktorė. Vilhelmas Čepinskis. O Dieve, nepažįstu. Nepažįsti. Orlando Bloomas. Iš kur tu trauki tokias pavardės? Tomas Manas. Nežinau. Ir Edita Daniūtė. Daniūtė tai šokėja. Kartojam ar nekartojam? Ne, nekartojam. Juk nežinau, tai neprisiminsiu. Levinskai Monika. Žinau girdėtą pavardę, bet tikrai nepasakysiu. Bet aktorė gera. Ne. Jo, labai gerai vaidino, bet tik tai vieną vaidmenį. Aha, Meilužės. Meilužės vaidmenį. Ieva Ambrazaitė, matau, labai nori pasisakyti. Ievut, sėkmės tau. Prie lentos kviečiame Ievą Ambrazaitę. Gerai, Ieva Ambrazaitė prie lentos, ateik šią ateną, tai čia prašau. Bobas Marlis. Dainininkas. Gordonas Ramzis. Čia sangi. Pakartok. Gordonas Ramzis. Ai, šitas, kur valgyt gamina. Ačiū, Norai. Novakas Džokovičius. Nežinau tak. Makaulis Kalkinas, pavyzdžiui. Oi, vienas namuose pagrindinis aktorius. Nu ir paimkim vieną iš Viktorijos, Tomas Manas. Tomas Manas čia yra režisieris, žinok, man rodos. Nu va, nebuvogi sunku, ne? Atėjo žaidimas, nuėjo, prašom sėstis Ievą ir dabar kviečiam prie lentos mes trečią dalyvę. Prie lentos kviečiame Norą Sudarytę. Nu dabar Nora kovos už save. Sunkius, lengvus, kokius čia? Nu, kokius turi tokius? Jo, aišku, va teisingas požiūris. Kokie yra tokie gerai. Gerai, Lewisas Hamiltonas. Čia yra Formulės 1 važinėtojas. Ingrida Šimonytė. Jinai politikė. Valdas Kabutavičius. Pirmą kartą girdžiu. Rimtai? Aha. Žinai, kas jis toks? Jis teisingai! Tas asmuo, kurs grojo labai gražiai ukulėlę. Gerai, Andris Berzinis. Andris Berzinis. Čia irgi politikas, bet ne mūsų. Ne mūsų jis. Nu, tarsi ne Lietuvos. Šiandien berods jis ranką spaudė arba jam ranką spaudė mūsų ekscelencija Grybauskaitė. Nu, tai... Jis atvažiavo iš kaimyninės šalies. Latvijos? Jo, prezidentas. Nu ir Fidelis Castro, tak būnė. Tai čia diktatorius. Viktorija tik mosuoja rankom. Nu, nepyk, Viktorija, viskas, pamoka baigta, viskas, nepyk, Viktorija. Aš tai norėjau Viktorijos žodžių geriau, o tai iš mano labiau norėjai. Ne žodžių, o žodžių. Ir visgi, galų gale. Ne, iš tikrųjų, Nora šaunuolė, 10 rašom iš karto, jo. Ne? Kodėl? Gerai, baigime mes paskutiniu, garsiu žmogum, visoms trims. Metas kartu ir visiems laikams išsiaiškinti. Tai kasgi buvo ta puikiai aktorė Monika Levinskai? Baltųjų rūmų sekretorė. Ką jin darė? Dirbo savo darbą. Sakai, savo darbą dirbo. Nu, aš nežinau, kaip tu žiūri. Ir kažkieno meilužė buvo. Nu, ir aišku, buvo meilužė prezidentą. Radio centras. Linki jums geros nuotaikos.